Metai neskaičiuoju, metai tai tik tai skaičiai. Aš skraidau. Dabar esu atvažiavęs pas Uošvienę kugelį padarė. Jo. Tai va, šiandien valgau kugelį, o rytoj grįžtu prie salotų. Tai reiškia, jau šiandien neturėsi svorio. Taigi, UBC Boxing, vasario 1 dieną, pagrindinė vakaro kovoje kovoja Vitalijus Subočius, 16 kartų Lietuvos bokso čempionas ir Modestas Juodpusis. Kiek kartų Lietuvos kickbokso čempionas? O, vo. Ne? Nesi buvęs Lietuvos kickbokso čempionu? Ne, kažkaip, žinok, net, jeigu atvirai net nepasakysiu, kiek tiksliai esu kartų dalyvavęs Lietuvos čempionate apskritai, kadangi sakykime taip, savo pusę trumpos karjeros praleidau praktiškai Anglijoje. Tai jeigu neklystu, iš vis gal 1 ar 2 kartus, tik tai, gal 1 netgi esu dalyvavęs iš vis Lietuvos čempionate. Čia buvo gal kokiais 20-ais gal? Aš pasakau. Gerai, tvarkoj. Klausimas Vitalijui. Vitalijau, kokio tu esi šiuo metu amžiaus? Metai neskaičiuoju, metai tai tik tai skaičiai. Tai mano amžius yra superinis. Esi šiek tiek labiau patyręs negu savo varžovas? Šiek tiek. Sakykim. Kiek kartų, manai, esi labiau patyręs bokso varžybose? Bokso varžybose. Nežinau, tai pagal ką spręsti, tai jeigu pasprendžia pagal kovų skaičių, tai turbūt daug. Nes aš turėjau ganėtinai nemažai kovų per savo 22 metus. O, kaip suprantu, mano priešininkas nelabai daug kovų turėjęs boksą. Modestai, koks tavo atsakymas į tai? Man pradėt skaičiais kalbėti, kiek bokso kovos turėjęs. Mano pati pirmoji bokso kova buvo, tai yra pati pirmoji visiškai kova buvo bokso, nors aš palei boksą, ta prasme, nieko bendro ilgą laiką su boksu iš vis nesu turėjęs. Tai buvo pati pirmoji pačioj pradžiai, tai čia gal, sakykime, prieš 10 metų, gal netgi biški mažiau. Tada tiesiog nebuvo varžovo kickbokso disciplina ir sako, va, palei boksą kaip nori. Tai va, o šiaip palei boksą kovo aš esu prasivedęs, nesumeluosiu, jeigu su ta pirmąja 3 kovos. Modestai, tu esi gerokai jaunesnis už savo varžovą. Kaip tu matai, ar tai bus tavo pranašumas kovoje, tas amžius? Aš manyčiau, kad turėtų būti gal ant to pačio judėjimo. Aš negaliu sakyti ir negaliu nuvertinti, ta prasme, Vitalijaus, nes jeigu atvirai net nesu matęs iš tikrųjų, kaip jis boksuojasi, bet patirtis ir ką yra pasiekęs, tai sako savo tie dalykai. Tai tikrai nenuvertinu ir viskas bus okei. Man pačiam smagu lipti į ringą ir pasisemti patirties iš tokio žmogaus su tiek visokio autoriteto. Tai va. Tada klausimas Vitalijui. Vitalijau, tavo varžovas ir jaunesnis ir mažiau patyręs bokse. Kokį pranašumą tai tau sukurs kovoje? Man labai sunku spręsti prieš kovą ir kažką bandyti pasakyti, kad aš geresnis, aš daugiau ten turėjau kovų patirties didesnė. Čia yra boksas ir čia viską gali nulemti vienas smūgis. Todėl pirmoje eilėje eisiu mėgautis, žaisti boksą. O ką jisai darys, ten jo reikalas. Tai va, aš eisiu žaisti boksą. Ką tai reiškia? Ką reiškia žaisti boksą? Žaisti galima, nežinau kaip tai pasakyti. Žaisti boksą atsipalaidavęs, be jokių ten tų atsakomybių, kad ar pralošiu, ar išlošiu. Aš eisiu gerai sukovoti ir gerai praleisti laiką. Paprastai sakant. Gerai, klausimas Modestui. Modestai, tu kovoji praeitą savaitgalį, aš tai mačiau Klaipėdoje. Jo. Ar ne per greitai viena kova prie kitos?
Tai dabar, matai, kadangi į tą traukinį aš biškį lipęs esu vėlokai su tom profesionaliom kovom, tai arba dabar, arba niekada. Tai reikia imti visas galimybės ir visus šansus, kuriuos siūlo, kol esi alkanas, ane, tai ir viską tą išnaudoti reikia. Ir jeigu, sakykime, traumų nėra, tai ir judi į priekį, kol žmona nesukroja rūbų už durų, tol galima įdėti, žinai. Klausyk, ar nebuvo sunku kovoji vienoje organizacijoje, dabar kovosi, aišku, bokso organizacijoje, bet kito organizacijoje nebuvo problemų su organizatoriais sutariant, kaip iš techninės pusės vienai su kitais, kaip čia leist tau kovot, neleist tau kovot? Ne, nebuvo problemų, todėl kad nei su viena, nei su kita nesam kažkokiu ilgalaikiu kontraktu pasirašę. Jo labiau, kad praėjo tą pirmą kovą tenais be traumų ir super ir valio, ir galiu kovoti, ir štai po 2 savaičių galiu kovoti, šiandien variau prasibėgti, nors ir su kojytėm ten ir nemažai pradirbau, ir guzuotą ir visą kitą, bet pilnai galiu dirbti, tik traumų visiškai jokių. Kadangi nelabai ką pataikė realiai į veidą sritį, dažniausiai kaip ir visada su mažesniais būna, kad pataiko į krūtinę. Tai... Gerai, šitoj vietoj kaip ir aišku viskas. Vitalijau, mes tave matėme boksuojantis labai ilgą laiko tarpą, esi turbūt neabejotinai daugiausia kartų rekordiškai laimėjęs Lietuvos bokso čempionato suaugusio amžiaus kategorijoje žmogus. Ir klausimas galbūt būtų toks. Ar niekados anksčiau nepagalvojai apie profesionalų boksą karjeros metu, kai dar buvai aktyvus mėgėjas? Nežinau, ką pasakyti, aišku, kad pagalvojau, bet kažkaip džiaugiausi tuo, ką turiu ir nenorėjau gal, sakykime, rizikuoti ir bėgti tas profesionalus. Dabar, jeigu laiką kas nors atsuktų gal kažkaip daryčiau viską kitaip, bet vėl čia tik tai šakė man vandens tašyti labai lengva. O galbūt atsuktų laiką atgal. Kodėl dabar? Ta prasme. Kodėl dabar? Kodėl būtent dabar į profesionalų boksą nusprendėjai? Ne, gavau pasiūlymą gavau. Aš visą laiką sportuoju, visą laiką vedu. Kodėl ne? Boksą myliu. Boksas man yra kažkas tokio. Tai kodėl dar neparodyti, kol gali suspirgėti. Supratau, Vitalijau, jeigu tu turėtum spėti kovos baigti, kokia jinai būtų? Ne. Būtinai? Nespėsi. Būtinai, bent nespėsite. Modestai, klausimas tau. Žiūrėjau, aš noriu dabar. Tas spėjimas tada gali negražiai nuskambėti nuvertinant priešininką, ar save nuvertinant irgi. O čia turi būti vienas kitam pagarba, todėl aš didžiausią pagarbą jam sakau, kad mes eisim kovoti. O tegul sprendžia viršus, kokia baigtis bus. Mes eisim kovoti, o kai baigsis, tai tegul sprendžia viršus. Modestai, analoginis klausimas tau. Labai gerai Vitalijus sako, kad tie tokie pasakymai aš laimėsiu, arba, aišku, nieks nesakys, kad aš pralaimėsiu, bet ir tie garsus pasakymai sakysiu, aš laimėsiu, tokie biški tiesmoki ir nežinau, ne kiekvienam gal, sakykim taip, tai gal aš sakyčiau taip, svarbiausia, kad būtų graži kova ir kad kiekvienas iš tos kovos kažką išsineštų. Gal tikriausiai aš labiau išsinešiu, nes man boksas yra biški toliau nuo manęs, tai aš labai galvoju, kad iš tos kovos labai pasisemsiu patirties ir svarbiausia mėgautis tą kovą. Žinai, daryti tą, kad mėgautumai, žinai, tą kovą, nes jeigu ten degi ir visą kitą, tai kam tada ten eiti? Paskutinė tavo kova buvo kickbokso taisyklėmis, kovoji prieš ganėtinai gerą boksininką, o dabar kovosi prieš Lietuvos bokso legendą. Ar kas be ko pasiruošimas skirsis? Pasiruošimo laikas ganėtinai trumpas, ką tu per tas 3 savaitės likusias iki kovos keiti savo treniruotėse? 2 savaitės liko. Tai stovėsena dinamika, aišku, ir tiesą pasakius, net nežinau tiksliai, ką yra Ąžuolas mano treneris paruošęs šią savaitę, nes
tie tokie bangavimai tarp tų varžybų, kur tu atrodo nesirašai Utma šautautą išmetė, tada užspaudė iki Utmas, tada savaitę toksai kaip ir atsistatymo. Dabar vėl, ar čia mes vėl spausim gazą savaitę ir po to vėl tokį, neįsivaizduoju, kaip moksliškai čia turės būti viskas sustatyta, kad jausčiaus geriausiai formai, tai net negaliu pakomentuoti iš tikrųjų. Kaip ir ką darysim. Be, Modestai, kaip suprantu, Utmoje atsirevanšavai už savo trenerį, kuris yra pralaimėjęs tavo varžovų bokso varžybose, teisingai? Kad ne, man atrodo, dvi trenerio pergalės, jeigu neklystu. Bent jau taip sakė. Galbūt maišo detalės. Gali būt. Man taip sakė, aš tikrai, ta prasme, nemačiau niekur ant popieriaus, kad būtų parašyta. Tiesiog nuogirdas. Gerai, tada einame pas Vitalijų. Vitalijų, po kiek metų pertraukos grįžtate į varžybas? 10. Lygiai 10 metų? 10 metų, maždaug. O kas buvo paskutinis jūsų varžovas mėgėjų bokse Lietuvoje? Turbūt Tamašauskas, Tadas. Tadas Tamašauskas? Ja, Lietuvos čempionatą. Tam pralaimėjo. Tai, jeigu aš gerai atsimenu, Vlikis mano buvo paskutinis Lietuvos čempionatas ir aš jam pralaimėjau. Bet jau per tą laiką net ir Tadas Tamašauskas, nors jaunesnis už jūs, baigė boksininko karjerą, kaip suprantu, teisingai? Nežinau, kaip čia įvardyti ar baigė. Jeigu gautų pasiūlymą kažkokį, gal irgi lygiai taip pat grįžtų. Šitas ir Maikas Taisonas baigė prieš N metų. Bet gavo pasiūlymą grįžo, gal pasibuksavo teisingai. Teisingai. Ir klausykite, šitoje vietoje galima sukurti paralelę, nes tiek jūs, tiek Maikas po labai ilgos laiko pertraukos ir vėlesnėme karjeros etape, kaip sportininkų labai vėlesnėme karjeros etape grįžtate į tą ringą. Ar šis pasiruošimas šitai kovai skiriasi nuo tų pasiruošimų, kuriuos turėjote anksčiau Lietuvos čempionatam? Tai aišku, kad skiriasi. Tai visų pirma, amžius mano jau ne 25 metai, ne 30. To jaunesnio amžiaus aš sportuodavau po 2 kartus į dieną, o dabar jau atsistatymas mano daug ilgesnis, man reikia daugiau poilsio, reikia susidėlioti poilsį, tą treniruotumą, krūvį. Skirtumas yra, bet vis tiek tu veiki tą patį, darai tą patį, tu boksuojasi. Kalbant apie tą patį Maiką, Maikas, būdamas pas Joe Roganą podcast'e, pasakė, visų pirma, Joe pagyrė jį dėl jo letinų darbo, ant kiek tai gražiai atrodė. Maikas pasakė, aš negalėjau paeiti po to savaitę. Ir pasakė, kad tai nėra juokinga. Ar buvo taip, kad po pirmos treniruotės, jau varžybinės pirmos treniruotės laužė kaulus ir skaudėjo ką nors jums? Ne, tai aš kaip pasakiau, aš visą laiką judu. Tik tai galbūt ne tokiam tempe, ne tokiuose krūviuose, bet kad naujų raumenų atsirado kūne, tai taip, aišku, kad atsirado. Ar tai šiokius tokius prisiminimus iš jaunimo prikelia tas varžybinis jausmas, tas atsikeli ryte, turi kažkokią užduotį, kažkokį pakilimą, jaučiat savyje po tiek metų pertraukos? Aš skraidau, aš labai noriu, aš nežinau, kaip ten kitiems sportininkams, aš labai myliu boksą, man boksas tai buvo kažkas tokio, wow. Aš iš pradžių, iš tikrųjų, kaip ėjau, aš ganėtinai vėlai pradėjau boksuotis, aš tik tai pradėjau lankyti boksą 16 metų. Ir pradžioje aš norėjau eiti į kickboksą, bet kažkaip manęs nenuvedė, žodžiu. Ir tada 16 metų nuėjau į boksą, bet aš jį taip pamilau, kad prabuvau boksą 22 metus ir dabar aš vedu treniruotės individualias, per kurias pats judu, tai aš tai skaitau gyvenimo dalis. Modestai, o kaip tau? Ar kovinis sportas yra gyvenimo dalis? Žinoma, tu esi kickboksininkas, bet apskritai, ar kovinis sportas yra tau gyvenimo dalis? Negaliu pasakyti, kad nėra. Aš dažnai pabrėžiu, kad visa tai, ką aš darau, yra man hobis, bet čia yra hobis, kuris atima man praktiškai visą laiką.
Tai ta prasme, ryte treniruotės, dienos metu tu kažkam vedi treniruotės, tada vakare vėl treniruotės. Tai tu visada toj salėje, visada tam režime ir negali dabar sakyti, kad čia tik tais hobis. Tai praktiškai tik tais tom ir tai gyveni. Savaitgalį turi laiko, skiri stengiasi atiduoti šeimai. Bet ir tai vis tiek įsitirpinėjai, kažką sportuoji, bėgioji ir visa kita. Tai čia Klausyk, Modestai, gyvenimo dalis. Vitalijus turėjo komentarą, kas yra pas tave ant nosies. Ir man pačiam parūpo paklaus, kas pas tave yra šiuo metu ant nosies. Čia gal toksai senas dalykas šiaip Lietuvoje, gal seniau ir vaistiniai būdavo. Čia yra tokios juostelės, kurios užsiklijuoja saulės nosyti. Atsiprašau, Vitalijau? Čia jūs sakai, čia kaip turbina mašina. Va. Ne, viskas gerai. Aš atsivešiu varžybas, galėsiu duoti ir jums pasibandyti. Labiausiai geriausias dalykas yra ta, žinai, kai tau šnervė, žinai, yra ar vieną ar kitą pusę nusisukusios ir pastovi užgulta nosis, arba ypatingai miego metu, žinai, užsidedi ir jis pilnai atidaro tau, žinai, visą nosį ir tu gali pilnai švariai kvėpuoti, nebeatsibundi, žinai, kvėpuodamas per burną išdžiūvęs visas. Tai laisvė kvėpavimą labai gerai pakelia, žinai, viską. Tai žiauriai superinis dalykas. Gerai, kalbant, Vitalijau, dabar tu esi tikras kaunietis, teisingai? Ne? Aš kaimietis. Tu nesi Kauno rajono. Tai yra praktiškai Kaunas. Praktiškai taip, bet realiai tai aš ne kaunietis, aš kaimietis, aš Kauno rajone gyvenu. Klausimas toks, Kauno halė. Kada paskutinį kartą joje teko boksuotis? Neįsivaizduoju. Aš tik tai labai gerai atsimenu 2004 metų Algirdo Šosiko bokso turnyrą. Tada finale boksavausi su tokiu italų, kuriam atrankoje pralašiau, atrankoje olimpiadą pralašiau. Bet ten tokia kova. Ir aš ten labai gerai susiboksavau, pats labai buvau patenkintas, laimėjau prieš jį. Viena saldesnių karjeros pergalių. Gerimai. Ir toks revanšas. Mažas. Koks geras jausmas bus sugrįžti į Kauno halę? Tai jau dabar tas jausmas geras. Aš sakau dabar, jeigu taip atvirai, visą laiką tu jaučiu atsakomybę, atstovaudamas Lietuvos rinktiniai, važiuodamas į tos pasaulio čempionatus, į Europos, į atrankas, į olimpiadą. Tu visada jauti atsakomybę, nenorėdavai pralošti, bijodavai galbūt. O dabar, laimės tas, kas geresnis, įsimėgautis to dalykų šio. Tai tos atsakomybės kaip ir nelieka didelės. Jausti malonumą, eiti mėgautis, daryti savo darbą, kaip sakė. Ir dar klausimas toks, aš neatsimenu, nuo kada mėgėjų bokse buvo nuimti šalmai, ar spėjote dar pasiboksuoti be šalmų? Spėjau, man atrodo, po 2012 olimpiados gal nuėmė. 2012 metų. Ar buvo skirtumas? Tai, aišku, skirtumas yra, šalmas vis tiek truputį saugo, bet jisai realiai svaigina tą. Kai šalmas tau sukalto galvą, suspaudžia, tu vis tiek tau tą šalmą susiverži, kad jisai neįdėtų ant galvos. Kai tavo galva būna suveršta ir kai smūgiai gauni, labiau svaigina, gal man čia vienam tik taip atrodo. Bet jisai apsaugo antakius nuo, daleiskim, kai boksuojasi profesionalai, vis tiek matė. Ir kiti specialiai su galva, trenkia, su kaktą į antakį ir prakerta. Visur gudrybių gyvenime visi ieško. Tai nežinau net, savi pliusai, savi minusai. Kaip ir visur. Gerai, ir klausimas Modestui. Modestai, 2004 metais Vitalijus jau boksavosi olimpinių žaidynių atrankoje Kauno halėje. Ką tu atsimeni apie savo 2004 metus? Man tik tai iš karto vaizdas apie 2000 metus, kad pamenu, kažkada
albumą, žinai, žiūrėjau pas tėvus ir žiūrim, darželį 2000-aisiais tik tai baigiau. Tu pirmą, da. Ne. Aš tik į salę atėjau realiai 20 metų. Oba. Ir tai ten su tokiom pertraukom ir bangavimais, Tai krasavas, tvirtai jeigu taip tvirtai paim, tai gal kokie tvirti 6 metai. Taip, plus minus. Maladės, šaunuolis. Tai todėl ir sakau, kad nebėra laiko, reikia daryti čia ir dabar. Modestas minėjo, kad nematė ne vienos Vitalijaus kovos. Vitalijau, ar jums teko matyti Modesto kovas? Neturiai, aš tą paskutinę žiūrėjau. Ne. Ar kažkokia viena yra Modesto YouTube. Kickbokso. Bokso ar kickbokso? Kickbokso, man atrodo. Ar liko sužavėtas Modesto? Tai jo, tik tai galvoju, kaip man savo kojas pajungti darbą. Aišku, aš kiekvieno kovotojų sužavėtas. Aš manau, kad man Modestas pandrins. Visų pirma, reikia pakankamai turėti drąsos išeiti į ringą, o jau nekalbant apie pačią kovą, patį sukovojimą. Visų pirma, išeiti reikia dar turėti drąsos. Ir ta psichologija labai daug, didelė dalis. Jo, sutinku, pilnai. Modestai, klausimas tau. Kiek tave žavi tas momentas, kad Vitalijus, nepaisant savo tokios ilgametės mėgėjų patirties, 16 kartų buvimo Lietuvos čempiono, vėlesnėme karjeros etape drįsta ir nori parodyti save geriausiai vėlesnėme amžiuje? Aš manau, pas kiekvieną sportininką, aš taip galvoju, kad tai bus ir manau, kad taip ir yra ir ko gero, kad paantrins ir Vitalijus, ko gero dėl to ir nori išeiti į ringą, kad, žinai, jeigu užsidegė ta tema, kaip sakant, darai visą gyvenimą tą dalyką ir vis tiek, kad ir ten pasieksi kažkokį tai metų tašką, tarkim, kem 6, kem 7 ar 50, nesvarbu, vis tiek ta maža žaryja yra pas tave, ne? Kažkur čia vis tiek tas noras nedingsta. Aš atsiprašau, kad truputį pertraukiu. Ir jeigu dar to labiau, kad nukrenta tau pasiūlymas, šiaip tu iš gatvės gi neteisi, neisi į ringą, nekovos iš karto, neiššokęs. Tai čia nukrito dar pasiūlymas ir faina. Aš tai sakau, visų pirma, einu gerai praleisti laiką. Visiems aš taip sakau, kurie pas mane dabar ateina į treniruotės. Su amžium turbūt ateina viskas, visa ta patirtis susidedi, susikrauni. Tu visų pirma turi nusiteikti psichologiškai, kad tu turi praleisti gerai laiką. Po to, aišku, aš eisiu sukovoti, kaip Modestas su manim sukovoti. O trečia, laimėti, viskas paeiliui dėliojasi, bet pirmoji eilėj, gerai praleisti laiką. Tai va tiek iš manęs. Ir dar klausimėlis būtų toks, Vitalijau, kodėl žmonės turėtų pirkti bilietą ir eiti žiūrėti tavęs ir Modesto kovojančio Kauno halėje vasario 1 dieną? Kodėl turėtų, o privalo pirkti ir eiti ir žiūrėti, palaikyti. Senelis sugrįžta, tai visi einam palaikyti ir pažiūrėti. Ir Modestai, analoginis klausimas tau. Tai va, pirmiausia, aišku, kad tokie žmonės grįžtų į ringą, vien dėl to reikėtų eiti pasižiūrėti, tada eiti pasižiūrėti jaunatviško veržlumo ir palaikyti naujai įsikūrusią organizaciją, kuri ne tik tai kickboksą palaiko, bet ir bokso šitai federacija atsirado. Tai va, su kiekvienu, kaip sakant, ateitų žiūrovų, federacija irgi gauna kažkokią tai didesnę motivaciją toliau daryti renginius. Tai va, reikia palaikyti visus tos sportinius renginius, mes neturim jų ypatingai daug Lietuvoje, tai su kiekvienu nupirktų bilietų, manau, mes maža dalim prisidedam prie sekančių ir tolimesnių renginių.
Taigi, O aš norėčiau dabar, galėčiau dar truputį įsiterpti. dar turime šiek tiek laiko, Vitalijau, jūsų Jo, laikas. apie tos bilietus aš norėčiau labai daug draugų, pažįstamų iš aplinkinių. Gal Vitalka pakvietimą padarysi visą, čia gal kažkaip pakvietimą. Niekas nenori pirkti bilietų, o kiekvienas parduotas bilietas yra parama sportininkam. Ir kol aš nebuvau, nesusidūriau, nešnekėjau su organizatoriais, kaip tai yra sunku suorganizuoti, pravesti tokį turnyrą. Ir nuo to laiko, nuo to paskutinio mūsų pokalbio, jeigu man kas nors duos kur nors į kokį renginį pakvietimą, aš sakiau, niekada neimsiu. Aš geriau nueisiu, nusipirksiu bilietą. Ir palaikysiu taip sportininkus ir tos organizatorius to renginio. Nes tikrai yra labai sunkus darbas, didelis ir sunkus darbas visą tai pravesti. Ir, būkim biedni, bet teisingi, minusą mes ne vienas nenorim eiti, vesdamas tokį renginį. Tai jau nors ant savų, kad išlipti būtų gerai. Tai va, o jeigu dar uždirbtų, tai iš vis, tada reiškia, sulauksim ir antro renginio, galbūt Vitalka ir antrą grįž. Gerai, taigi, vasario 1 dieną. Vitalijus Subačius, Modestas Juodpusis. Kova pusiau sunkiame svoryje, teisingai, kaip pas jūs boksė? Cruiserweightas, man atrodo, profesionaliame bokse vadinasi šį svorio kategoriją. Ja, cruiserweightas, bet mes ne pusiau pastus pirmas sunkus, man atrodo. Mėgėjose vadinasi pirmas sunkus, teisingai. Ja, pirmas sunkus, ja. Gerai, tvarkoju, taigi žiūrovai lauksime jūsų, sėkmės Vitalijui, sėkmės Modestui, besiruošiant toliau ir parodant save pačioje geriausiai formai. Aš Modestui klausimą turiu. Prašome. Taip, klausau. Modestai svorį turi? Gerai, tegul dailieka tarpus. Ne, žiūrėk, aš kaip tik norėjau pasakyti, žinai, dabar esu atvažiavęs pas Ošvinę, o Ošvinė kugelį padarė. Ja. Tai va, šiandien valgau kugelį, o rytoj grįžtu prie salotų. Tai reiškia, jau šiandien neturėsi svorio. Šiandien, ne, bet turime 2 savaitės. Aš panašiam svorį vaikštau, ten 2-3 plus kilo, tai man nereikės čia vargti, tiesiog. Labai grįžti darbinį ir būna. Ja. Labai all good. Gerai, vyručiai, ačiū. Ačiū jums, labai buvo mielas smagu ir iki malonaus. Ačiū visą, iki.